Peugeot 2008 yra vienas tų automobilių, kuris atrodo mažesnis nei yra iš tikrųjų. Kompaktiškas, bet erdvus. Dinamiškas, bet ekonomiškas. Toks yra šis miesto crossoveris, kuris jau seniai įsitaisė tarp populiariausių pasirinkimų Europoje. Naujasis 2008 tęsia šią tradiciją ir siūlo ryškų dizainą, modernias technologijas ir malonią vairavimo patirtį. Šis naujasis modelis ne tik atrodo griežčiau, bet yra ir protingesnis, efektyvesnis ir komfortiškesnis nei kada anksčiau. Tad verta jį apžiūrėti iš arčiau. Šio ir kitų crossoverių apžvalgas galite pamatyti mūsų YouTube kanale, tad kviečiu jį prenumeruoti. Pirmas įspūdis – atsargiai jis kandžiojasi. Ir iš tiesų, čia naujos grotelės tapo dar išraiškingesnės, o šios 3 tarsi nagų žymės taip pat suteikia papildomo agresyvumo. Priekyje esantis kontūrai ir tekstūros tarsi piešia liūto veidą. Nors šis Peugeot yra iš mažesniųjų modelių, tačiau savo veržlumu nenusileidžia kitiems šeimos nariams. Peugeot nesidrovi. Jis nori būti pastebėtas. Kėbulo linijos aštrios ir kampuotos, tačiau neiškrentančios iš bendro konteksto. Daug detalių ir linijų, tačiau visuma yra subalansuota. Ratlankiai kuo didesni, tuo geriau jie įsipaišys prie bendro automobilio charakterio. Slenksčius slepia duris, tad tiek slenkščiai, tiek jūsų kelnės išliks švarios. Taigi lyginant su 208, 2008 yra gerokai ūgtelėjęs. Tad nebus baisu nusukti į miško keliuką. Na, o su miesto crossoveriu tai tikrai norėsis padaryti, ypatingai jeigu turėsite Grip Control vairavimo bekelę sistemą. Šis automobilis taip pat gali turėti įkalnės ir nuokalnės asistentą, kuris padės ne tik gamtoje, bet ir stovint kamščiuose, kurie susiformavo įkalnėje. Mėgstantiems ramesnes spalvas tikrai bus iš ko pasirinkti, o tie, kurie mėgsta išsiskirti, galės rinktis raudonos arba mėlynos spalvos modelį. Pasirinkus GT komplektaciją turėsite juodos spalvos stogą. Galas su tamsintais LED žibintais ir subtiliu difuzoriumi atrodo solidžiai, tačiau ir sportiškai. Taigi, čia nėra jokių perdėtų blizgučių, tik tai rafinuotas agresyvumas. Taip pat matome ryškius modelio ir komplektacijos užrašus. Nors Peugeot 2008 yra kompaktiškas automobilis, jis taip pat turi priekinius ir galinius parkavimo daviklius. Na, o taip pat yra ir galinės kameros pasirinkimas. Peugeot 2008 turi įvairių variklių pasirinkimą. Priklauso tik, ką norite pasirinkti – elektrinį, benzininį ar hibridinį modelį. Silpniausias benzininis variklis išvystys 100 arklio galių, o vidutinės kuro sąnaudos bus 5,7 litrai 100 km. Jis bus kombinuotas su mechaninė pavarų dėže. Tačiau jeigu norite kažko galingesnio, rinkitės benzininį variklį, kuris išvystys 130 arklio galių. Jis bus kombinuotas jau su automatinė pavarų dėže. Hibridinis modelis bus ne tik galingesnis, bet ir ekonomiškesnis. Jis išvystys 145 arklio galias, o vidutinės degalų sąnaudos bus apie 5 litrai 100 km. Elektrinis variklis bus aprūpintas 54 kWh baterija, kuri pagal VLTP skaičiavimus viena įkrova vien elektra leis nuvažiuoti iki 406 km. Greitojo krovimo stotelėse šį automobilį įkrausite nuo 20 iki 80% per maždaug 27 minutes. Įsėdus į vidų, pirmasis įspūdis toks, kad interjeras aukštesnės kokybės nei galėtume tikėtis. Iš tiesų čia daug plastiko, bet jis yra minkštas. Peugeot dizainas yra gyvybingas, energingas, tačiau kartu ir funkcionalus. Čia aplinkui rasite daug raštų, LED juostas, spalvinius intarpus, chromuotas detalės ir įvairius apsiuvimus, kurie suteiks jaukumo ir gyvybingumo kasdienėse kelionėse. Verta rinktis GT komplektaciją, nes joje vairuotojui skirtas ekranas rodys vaizdą 3D formatu. Deja, per nuotrauką ar kamerą tai sunku perteikti, tad verta atvažiuoti į saloną ir išbandyti patiems. Vairas turbūt jau Peugeot vizitinė kortele tapęs elementas. Jis mažas, apsiūtas malonia perforuota oda ir smagus laikyti rankose.
GT komplektacija turės ir daugiau sportiškų elementų, pavyzdžiui, aliuminiai pedalai ir dinamiškos, gerai iš šonų prilaikančios sėdynės, kurios bus valdomos elektra ir šildomos. Centrinis ekranas 10 colių, šiek tiek pasuktas į vairuotoją, jis veikia greitai, yra ryškus, taip pat veikia su Android Auto bei Apple CarPlay sistemomis. Detalesni nustatymai bus valdomi šiame ekrane, o apačioje matysite mygtukus, kuriais valdysite klimato kontrolę. Tai ne tik dizaino detalė, bet ir saugias bei komfortiškas keliones užtikrinantis elementas. Peugeot 2008 taip pat nustebins ir dėtuvių skaičiumi bei dydžiu. Jų čia tikrai pakaks, kad susidėtumėt savo kasdien vežiojimus daiktus. Pavyzdžiui, durise matome talpias dėtuves, štai čia po šiuo stumdomu porankiu rasite pakankamai gilę ir talpę dėtuvę, skirtingų gylių puodelių laikikliai. Po šiomis durelėmis slepiasi tiek vieta pasidėti telefoną, tiek jį įsikrauti bevėlių įkrovimo būdu. Štai centrinė dėtuvė turės kelis skyrelius. Gale vietos užteks ir suaugusiems. Na, tiesą sakant, 3 suaugusieji galbūt ir nesiverš keliauti, tačiau paaugliai ir vaikai neturėtų skųstis, ypač trumpesnėse kelionėse. Jeigu rinksitės tamsų stogą, sėdintiems gale gali pritrūkti erdvės ir šviesos pojūčio. Mat, salonas tamsus, o galiniai stiklai taip pat tamsinti. Tačiau pasirinkę savo 2008 su panoraminiu stoglangiu, turėsite daugiau šviesos, iš karto atsiras erdvės, tačiau verta paminėti, kad tai bus jūsų vietos galvai sąskaita. Iš praktiškų elementų čia yra kelios USB jungtis, kišenėlės sėdynėse ir taip pat ISOFIX jungtis. Nesvarbu, kurį variklį pasirinksite, visos bagažinės turės 434 litrų talpą. Elektrinio variklio baterijos yra gudriai paslėptos salone, tad neteks aukoti bagažinės vietos. Na, o čia erdvės tikrai yra pakankamai, kad susidėtumėt visus reikiamus daiktus. Plati anga leis patogiai įkelti krovinius, o sėdynės nusilenkia nesukurdamos stataus kampo, tad bus patogu vežti ir stambesnius krovinius. Tam, kad tvarką automobilyje būtų lengviau palaikyti, galima rinktis ir dvigubas grindis. Peugeot 2008 yra puikus pasirinkimas šeimai. Kompaktiškumas jam leidžia lengvai judėti miesto ritmu, suteikdamas nedidelės degalų sąnaudas. Šio 130 arklio galių benzininio variklio kuro sąnaudos bus apie 6 litrai 100 km. Iš tiesų visi 2008 modeliai nėra itin galingi, tad jeigu ieškote kažko galingesnio, vertėtų apžiūrėti 308 ir 408 modelius, kurie turės galingesnius variklius ir žemesnį svorio centrą. Tai suteiks geresnę vairavimo patirtį. 2008 modeliai yra universalus pasirinkimas, kuris puikiai tiks tiek važiuojant į darbą, tiek į išvykas gamtoje. Kadangi visi modeliai yra ganėtinai lengvi, tai ir pakaba maloniai sugers kelio nelygumus. Taip pat matomumas yra geras visomis kryptimis, sėdėsite aukštai ir patogiai. Peugeot yra saugus automobilis. Jau bazinėje komplektacijoje turėsite tokias saugumo sistemas kaip eismo juostų palaikymas, kelio ženklų atpažinimas, avarinis stabdymas bei vairuotojo budrumo stebėjimas. Užmiestyje taip pat maloniai nustebins garso izoliacija, ypatingai jeigu pasirinksite akustinį priekinį stiklą. Taip pat man labai patinka galinė vaizdo kamera. Ji ne tik kokybiška, bet ir gerai perteikia vaizdą. Taigi vaizdas nėra išlenktas, galima lengvai atpažinti, kaip toli ar arti yra kelyje esančios kliūtys. Peugeot 2008 išlieka vienas patraukliausių miesto crossoverių rinkoje, siūlantis išskirtinį dizainą, modernes technologijas ir komfortą. Ypač jeigu ieškote ekologiškos alternatyvos, E2008 siūlo konkurencingą viena įkrova nuvažiuojamą atstumą ir greitą įkrovimą. Taigi, jeigu ieškote stilingo, ekonomiško ir patogaus automobilio, Peugeot 2008 puikus pasirinkimas jums.